vakar nelabai turėjau motivacijos, tai kad būtų biškai linksmiau, tai džeminau kažkokią naują dainą. Iš pradžių atrodė, kad šūdas, bet šiandien klausau ir taip kažkaip atrodo gal ir visai nieko, gal ir kažką galima iš jos padaryti. Tik nežinau, ar išės pritaikyti saliniam projektui, nes biškai tokia instrumentuotė gavosi, bet galima gal pakeisti ant gitarą sintikų ir žiūrėsim. O šiandien kažkaip pati jau geriau nusiteikęs, tai taip gana metodiškai padirbėjau prie vieno seno tokio skečo. Taip tiesiog perdarinėjau iš tokios demkės į jau darbinį projektą. Paskui jau kai užseko susikaupimas, tai dar naują idėją sudžeminau. Ir irgi kol kas atrodo nieko, bet nežinau, gal bus atvirkščiai, nes vakarykštė idėja iš pat pradžių atrodė lieva, o šiandien atrodo visai nieko, o šiandien atrodo, kad gerai, tai gali būti, kad rytoj atrodys lievai. Bet šitą gal būtų lengviau pritaikoma tam saliniam projektui. Ir dar, kadangi kažkaip norisi biškai pasipraktikuoti daugiau būgnais, nes vis kažkaip nusiviliu savo sugebėjimais jais groti. Tai tiesiog dar prisėdau biškai pagroti būgnais ir paieškoti tuo pačiu partijos šitai naujai idėjai. Paskui turbūt perdarysiu į būgnų mašiną visą tai, bet tai tiek. Kažkaip mažai dabar filmuoju, atpratau truputėlį. Atrodo, kad nelabai yra ką, nes tiesiog sėdžiu prie kompo ir developinu ten tas dainas. Bet nežinau, kaip ir kažkada pradinė idėja buvo šito vlogą fiksuoti tą tokį palaipsninį progresą, kad kažkaip galėčiau įtikinti save, kad nestovi vietoj. Tai gal bandysiu fiksuoti ir toliau. Praeitą kartą neblogai pasistumėjau su soliniu projektu, tai šiandien atrodė logiškas, kad biškai laiko tam, ką darom su Tiny Veiled ir su Jeremiu. Tai paskizavau kažkokią naują idėją, kol kas lyg ir visai patinka. O šiaip dar būtų neblogai biškai sugrįžti prie visokių DIY projektų, nes kažkaip užleidau, reiktų vieną gitarą pabaigti gaminti, kitą reiktų biškai sustaisyti. Bet kažkaip pastaruoju metu nelabai tam jaučiu motyvacijos ir kažkokios didelės būtinybės irgi nėra, tai nežinau, kažkaip kol kas vis atsideda tie reikalai. Rytoj tai gros kalėjime Fontaines DC, tai šiaip jau kažkaip jos buvau biškai primiršęs, bet dabar artėjant konsui, tai jaučiu, kad visai pradedu laukti ir kažkaip nežinau, tikiuosi, kad nenuvils ir kad nebus taip, kad per daug tikėsiuosi iš jų, bet gali būti ir, kad kaip tik viskas bus labai cool, bet tada bus toks gniuždantis jausmas, kad blemba, kodėl aš taip nesugebu. Tai va, žiūrėsim. O šiaip šią savaitę turbūt tiek.